mūsų skambutį turime. Gerai. Klausome jūsų, kas paskambinote ir ko vardu? Labą dieną. Labą? Skambinu iš Kauno. Taip. Tiesiog tai mano būtų asmeninis toksai pastebėjimas, kad ta kitokia Lietuva, labai skambus ir gražų žodžiai ir norisi tų gražių ir gerų darbų, bet, tai mes atsitrenkėme kur? Atsitrenkėme į mūsų teisinę sistemą, į visą sistemą valstybės. Ir tarkime, mano pastebėjimas ir mano galva, tai tuose teisiniuose labirintuose mes klaidžiojame, atsitrenkime į bet kokį klausimą, į tų atsakymų teisingų kaip ir negauname. Čia reikia daug ryžto ir kantrybės, norint kažką tai pasiekti. Tai aš galvoju, tokį pasiūlymą turiu. Ta prasme, gimė kūdikis ir ką mama turi jam įbrukti pirmiausia, ar pieno lašą, ar teisės kodeksą. Galbūt tokiu momentų ir atsirastų kažkas tai pas mumi. O šiaip labai gražu čia matyti ir klausyti visų tų išradimų ir viską, bet kaip mes prie to prieisime, reikia kelti klausimą, šitą pirmiausia. Ačiū labai. Aš tai kiekvieną dieną kartoju tuos pačius žodžius. Norint kažką tai žmogus padaryti, ne vienas, keli, 3, 5, 10 žmonių, pirmiausia susikalbėkit. Susikalbėkit su kaimynais, susikalbėkit su draugais, susikalbėkit su bendradarbiais ir bandykim kalbėti vieną kalbą. Ko mes norim, užsiduokit savo užduotį. Jeigu jūs norite gyventi kitokioje Lietuvoje, tai ją ir kurkime visi. Dabar jūs sėdėdami namuose prie televizoriaus ar radio imtuvų tikrai nepakeisite savo gyvenimo. Jūs tiesiog imsite tą informaciją ir nervuositės. O reikia veiklių žmonių. Dabar Augustinas, jisai 20 metų įdėjo į savo darbą, išnagrinėjo, susieškojo mokslinius darbus, žmonių išradimus ir sako, žmonės, mes turim galimybę atsijungti nuo elektros laidų. Ir jūs visi išgirdę tokią žinią, suklusti turite ir domėtis, kaipgi mums dabar pramušti Lietuvoje tą galimybę, padėti Augustinui Markevičiui, kad išgirstų vyriausybėje dirbantys žmonės, ar energetikos ministras, ar prezidentė, ar kažkas. Nes jeigu jis vienas, tai matot, jis jau paaiškino, kaip jums, kam parašot, persiunti vienam, persiunti kitam, o kitas sako, viso gero, aš neturiu laiko. Taip įvyko. Ir ta visuomenė, tik visuomenė gali pareikalauti. Dar ne viskas. Jie dar nusiunčia energetikos institutą, kaip jie siuntė apie vandens deginimą, kaip aš deginu vandenį. Ir parašė, kad vanduo degti negali. Iš tikrųjų, be vandens neįmanomas joks degimas. Vanduo dega taip, kad bet kokią šitągi keramiką sudegina. Va kur problemos. Bet aš vandens deginimo nesiūlau toliau plėtoti, kadangi bet koks deginimas šildo atmosferą. Pagal mokslininkų duomenis, jeigu mes toliau taip deginsim, tai po 50 metų žūsim. Taip, bet tą šilimą jau kalba seniai. Kodėlgi įvedė mokestį? Ne šiaip savo. Įvedė mokestį ekologinį užteršimą CO2 dėl to. Todėl, kad jau mato, jau visi žino, bet vis dar nuo žmonių slepia. Ir jie nenori tokio ekologiško būdo įdiegti. Visiškai jokių pastangų, jokių norų. Sakau, net nepriima pasišnekėti. Nesąmonė, koks čia elitas. Čia nesąmonė. Ta elita žodį vartojant, nebegalima vartoti. Negalima. Tai dabar, ką aš parašiau, savam draugam įsiunčiau visą medžiagą, tos kreipimusius prezidentai, ministrui pirmininkui ir Seimui, ir apie energijos strategijos keitimą, paprašydamas, kad savo komentarą parašytų. Dabar jūs išgirdę, rašykit komentarą. Mes norime pigios energijos. Ar nenorite? Jeigu nenorite, nerašykit. Jeigu norite, parašykit savo Seimo nariui. Aš tai manau, žinot, yra jungtinis demokratinis judėjimas, ar ne? Kurį Čelinskas pirmininkas dalyvaudas laido. Aš manau, kad kiekviena inovacija, kuri Lietuvai atneštų naudingas kažkokius tai rezultatus, aš manau, kad reikėtų teisiniais būdais pradėti diegti tuos dalykus. Ir turėtų ne vienas žmogus, bet jeigu jau nuo judėjimo, aš manau, bus kažkokie pareiškimai ir pasiūlymai, turės išgirsti.
Ir tik visuomenė gali priversti mūsų tos karaliukus įsiklausyti į juos. Jeigu visuomenė mūsų abejinga, tai kaip ir jūs negirdi, taip ir tų žmonių negirdi. Man paskambino žmogus, klausome jūsų, kas paskambinote? Alio, jūs eteryje, klausiau. Aldona iš Alytaus čia. Taip, Aldona, klausome. Taip. Norėčiau dabar gerbiamam svečiui pasakyti taip. Tai prašau, jūs turite tokius pasiūlymus, tai kreipiamės į prezidentę Grybauskaitę. Jeigu taip Seimas nesutinka, tai man atrodo jinai paragintų. Ir iš vis mums reikia lyderio ir mes per daug kalbam. Veikim visi. Ir sakykite, kur Alytuje yra demokratinio judėjimo kokie dalyviai, ar kur nors, kur čia jie dabar yra, ar jie paprastą žmogų pensininką priims. Alytuje labai stiprus yra skyrius Jungtinio demokratinio judėjimo. Jie netgi kviečiasi iš savivaldybės tarybos narius ir merą pasiaiškinti dėl bet kokio neteisėto ar įtariamo neteisėto priimti įstatymo, ne įstatymo, o kažkokio sprendimo, kuris Alytuje gali turėti blogas pasiekmes. Jeigu jūs neturite interneto ir galimybės pasižiūrėti, tai aš manau, paskambinę į informaciją 118, jie tikrai jums duos Jungtinio demokratinio judėjimo telefonų numerį ir aš manau, kad ten reikalingi žmonės, kurie iš tikrųjų nori kurti kitokią Lietuvą ir prisidėti prie įvairių dalykų, kurie šiandieną, kaip mes kalbėjom, stekena tą lietuvėlę mūsų. Ir visose miestuose, visose skyriuose, netgi jūs galite savo įkurti Alytuje skyrių, ten Jungtinis demokratinis judėjimas, tai ne partija, tai yra visuomeninis judėjimas ir jūs su savo kaimynais, 10 žmonių, vieną paimkite, kuris vartot gali šitą internetą ir galiu pasakyti adresą, tai yra demokratija.eu ir demokratija.eu ir pabandykite ten susirasti, tai yra visi kontaktai, ten yra viskas ir kaip savo skyrelį susikurti. Juk nebūtinai čia prie didelių, prie kažkokių vieną sukurti. Visi žmonės turi savo nuomonę, svarbiausia, kad mes norėtume visi gero savo šaliai, savo Lietuvai ir reikalautume konstituciją vykdyti, kad būtų teisinė valstybė ir vis tik tai monopolija, kad neturėtų tokių galių, ką jie šiandieną išdarinėja čia. Ar teisingai galvoju? Dabar aš svarbę, belaukdamas eterio pasakysiu svarbę mintį. Va, šis kalbėjo Edvardas Atkevičius apie išradimų įstatymo pakeitimus. Tai žinokit, jis parašė knygą Labgeba. Kaip išmokti išradinėti? Japonai pakilo po karo ne šiaip savo. Jie įslaptimo tą Labgebą, tą metodą išradinėti. Labgeba, tai pasakykit, ką reiškia. Reiškia geresnių sprendimų ieškojimas. Gebėjimas. Išradimų ieškojimas. Gabumo atskleidimas savo. Kiekvieni mes gabūs išradinėti. Bet nuo jaunomės mes net neskatinami išradinėti. Vaikams neužduodama užduotis išrasti. Niekas. Pavyzdžiui, galite kiekvieną savo vaiką užduoti, o išrask man kokį žaislą, ar išrask man kokį principą, pasakyk. Ir vaikas pasakys tokį principą, kurį verta patentuoti ir panaudoti. Tai čia yra mokslas, kaip išmokyti dėsniai, kaip daryti išradimus, ieškoti geresnių sprendimų. Tas būtina įdiegti Seime, vyriausybei, kad jie ieškotų geresnių sprendimų. Ne tokius, kaip kuris naudingas ten oligarchui, bet kuris naudingas visiems, žmonėms, kad būtų naudingas. Aš manau, žmonės tikrai daug turi idėjų ir minčių, bet turime skambutį, gal kažką vėl pasiūlyti.